pušies Kaip malkas. šaudavo duonelė anksčiau? Kaip šaudavo? Nu tai su duonelė? ližė, tai ant ližės darydavom tuos kepaliukus. O dabar tai jau blėkutės nededam. O ką ant ližės dėdavo, klodavo, kaip? Nu tai tada nebuvo blėkelių, tai dėdavo ant ližės buvo padarytos ir tai kopūstų lapus pakloja ant ližės ir jau ant tų lapų dedi duonų. Vat, o ne, tai ant ajerų lapų dėdavo male, kad mūsų kaime tai nelabai daug buvo. Nu, nebuvo tų ajerų, tai mano Jonas ties Spenglos gimimo, tai tie ežerėlės, tai jis nuvažiuoja vežimu, parsiveža, sutvarkom, tai mes tai ant ajerų kepdavom daugiau. Nu, o Katrinė tai ant kopūstų lapų. O paskiau jau po karo čia jau prasidėjo šitos blėkelais atsirado, tai tada blėkelais kepdavo. O ližė irgi turėjo būti iš kažkokio tai medžio specifinio? Ližė būdavo padaryta plačios lantos, išpjauta lanta buvo, ližė buvo kokie gal anksčiau ir pečiai kitokie buvo, dideli, iš molio sumušta, tai pečiai dideli buvo. Ir duonų didelį kepė, kad jau būtų skalsesnė, kad nereik dažnai kept. Nu tai ližė buvo ilga, kokį gal porą metrų, to jau lazda buvo, ir paskui vėl tokia kai placi, kai kepurė, to jau buvo iš lentų. Nu tai buvo vidurį lentelė ir paskui iš šonų pritvirtyta tokios apvalios lentos. O tai bet neturėjo medis, nesvarbu, koks buvo jau tada, ar pušis, ar beržas, ar lapuotis, nesvarbu jau ližiai. Nesvarbu. Kas pačią duoną formuodavo, tuos kepalėlius? Šeimoje pas jūs, jeigu tėtė minkė. Tai tėtis minkė ir tėtis darė ant ližės ir šitas. O paskui jau, kai aš paaugau, tai tada jau aš darydavau, jau tėtis tik šaudavo pečiam. O kaip dar šitas mama be sveikatos buvo, aš dar maža buvau, tai tėtis pats padaro. Pavyzdžiui, ir jūsų šeimai, kiek, žinau, buvo 8 žmonės, kiek kepalų vienu užmaišymu iškepdavo? 4. Ir kokio dydžio jie? Dideli kepalai buvo, kaip šitas staliukas, galima sakyti. Šitą tokie kepalai, dideli buvo kepalai. Ir mūsų duonkubilė buvo didelė. Ir iš kokį gal 30 kg kepėm duoną. O kaip nors pažymėdavot tą pirmą, paskutinį kepalą, ar jie skirtingi vienodi? Nu tai ant pirmutinio kepalo kryželį darydavom. O jau paskutinis tai būdavo gal mažesnis, o tuos du jau vidutinius kepalus, tai pirštu jin spaudė ir būna aplinkui tokias gražus ratas. Nebūna kepiau, kad kai kaip valelė dar pirštų jin spaudė, tai tada, kai puošmena būna. Kai duoną jau iškepdavot, ar būdavo toks paprotys, ar kaip burtas, kad kuo greičiau išnešti įrankius iš patalpos? Neturėjot irgi jokių nei burtų, nei prietarų nebuvo. O kiek laiko duoną kepdavo, kaip nuspręsdavot, kad jau iškepus? Buvo, aš tai jau taip nedariau, jau paskui buvo laikrodžiai, tai ant valandų žiūrėjom, o dar kai maža buvau, tų laikrodžių nebuvo, tai darydavau tokį iš duono sugramdo jau, iš dugno tokį oboliukų padaro. Iš tos tešlos? Iš tos tešlos ir stiklinė, ale kad tada buvo kokių tai stiklinių, tai stiklinė nindadavo tokį gabaliukų vandenį užpilą. Ir pastato, jis būna ant dugno. O kur pastatydavo? Pastatydavo, ar ant lentynos, arba prie pečio buvo tokios skilutės padarytos. Bet jau prie pečio? Degtukom laikyts, prie pečio. Ir kai jis in viršų pakyla, jau tas kamuliukas, oboliukas, tai jau tada. Iš to vandenio, nuo dugno jis atšoka ir pakyla į viršų, tai jau tada buvo, jau reiškia, iškepus duonį. Ar buvo kokių tai draudimų, kad reiktų laikytis, kai kepdavo duoną? Ko nors negalima daryti, elgtis? Neleido lakstyti vaikams, žinai, vaikai taigi visą laiką mylėjo lakstyti.
Va, ir durimi čiauši, nu tai jau visą laiką išvydavo, eikit ant kiemų, sako, kambariai, negalima duonelai kepant. Trankyt turbūt. Na, O kodėl? negalima Kodėl duonės ko trankyti, taip o dėl tikėjo? ko tai nežinau. Nežinau šito, tik sakė, kad negalima, tai neleido kambariai žaisti. O kur dėdavo, kaip jau ištraukdavo iš krosnies duoną, ar ją kuo Buvo apvilgėdavo? vagė tokie suolai dideli ir ant tų tokie suolas buvo. Tai ant to suolo tos visus 4 kepalus padeda, o paskui paima šitas arba vandens, arba nu, vandens daugiausia, arba šitas kokios nors, nu, kiaušinių tai nelabai, nu, tai arba sumuša kiaušinį išplaka ir ištrina duonų viršūgį patepa, tai tada blizga, graži būna duona. O apklodavo ją ar ko nors, ar ne? Apkloja, kad irgi va tuo pačiu, kur klodavo jau tų dzieškų, jau jis buvo ilgesnis, tai ant tos duonkubilio tai uždeda dvigubų jau tų, o kaip jau ant duonos užkloja, tai tada vienu lenku ištailioja ir užkloja, pabūna, tai tada jau būna toj plata minkštesnė. Tai kambarį jau laikydavo tol, kol jinai atvėsdavo, ar ne? Iš karto karštą ir išneša sandėluką ir... Aišku. O patrina ir išneša. Ir išneša iš karto, kad vėstų kažkur, tai ar ne? Kad atvėstų. Kam pirmiausia duodavo to šviežios, gardžios duonelės paragauti? Ar buvo koks tai paprotys, kad iškepė ir... Nu, tai jau va, kaip mes augom su broliu, buvom iš šeimos jauniausia, šių pagramdukas, o jis po manį, tai šitas prieš mane, nu, tai kepdavo tėtis, dar taigi vaikam visko yra. O tada tai va tokių mažiukį, va, bandelį pakepa duonos ir va vaikai gijimce bus kiškio pyragas. Tai va duoda tos. Tų bandelį iškepa, tai mesgi duoną su medom buvo. Tai bet jau tik ištraukta iš karštų. Ir dar bėgė ant gatvės, kad vaikici matyt vaikai, kad tu valgai duoną. O ar būdavo taip, kad skolindavo duoną, ar skolindavo iš vis tuo laiku? Būdavo, jeigu, pavyzdžiui, žmogus skuba darbą, neturi duonos, o iš laukų nepareis namo, kaip dabar vagė iki Vieškelio, taigi buvo Ciltų laukai. Va, ir sėjo, ir rugius gajom pjovėm, ir rugius, ir grekius, nu tai ryte išeiniau, paskui vakariai tik tais grįžti, nu tai jau pietaus nepareisė, tai dar tai sumažinam, o tadagi tik pestukė, nu tai kurgi tu. Nu tai ateina, pasiskolinau, paskui atiduoda. Ar buvo kažkoks paprotys ir kas prapjaudavo kepalą duonos? Va, atnešta, ant stalo padėta? Tėvukas. Tėtis prapjaudavo. Tėtis prapjaudavo. Pavyzdžiui, ir kūčių vakaras, kai būna, nu tai va tokių jau su karvoju iškepam, nu ir ant galo stalo padedam, čia visą šeimą susėdam, nu tai tėvukas atpjauna jau duonų, riekes, supjausto, taip gražiai riekes. Tadugi nebuvo nei tų padėklų, nei lėkščių, ant stalo padėdavo ir duonų. Ir nei buvo lėkštutį, nei nieko. Tai iš vienos buvo vienoj lėkštėj gerai to išvirta kisėlio, kitoj aguonpienė su kūčiukais. Nu, tai silkė, tai žuvis, va, vienam padėklį buvo. Viskas vienam. O prapjovus duoną, vat kampelį patį nors, kam nors duodavo? Duodavo sūnų, sako, čia va, valgyk šitų akraičikų, tai kaip apsivesi, tai bus pirmas sūnus, tai va, juokdavo visą šitų taip. Na, teta, taip įdomiai papasakojot tuo laiku, kai duonelį kepi, tai dabar gal einam ir pažiūrėsim, kaip jinai iškepė, kaip atrodo. Einam.